O taip vandens ir žmonių savaitgalis. Labukas. Savaitgaliukas prasideda. Šiandieną esam Amazonė. Pirmiausia pasistatėm palapines, o po to atėjo laikas keliauti į žygį, į mišką. Prie upės, kuri lydėjo praktiškai visą mūsų žygį. Ir su šito linksmų kolektyvu šokom. Nu kaip matot, jie atsako už savo žodžius pilnai. Du 2026 metai Amazonė, Lietuva. Kas čia vyksta, nieks nežino, kodėl jie upėje. Kaip kaskart mūsų bendruomenės nariai Lina ir Romas atsivežė savo nežmoniškai skanų tinginį su šakočiu ir mes jį sukertam kažkurioje žygio vietoje. Bandysime tinginį, kuris yra šiaip visai stebuklingas. Pažiūrėsime. Ok, prikirtom tinginio ir jau atėjo laikas padirbėti. Upės žygis prasideda. Čia stovykla Amazonė. Važiuojam. Šitą jie prisimins. Bet man patinka labiausiai Rasa. Visą laiką sakys, kad čia nesąmonė, bet eina pirma. Ok, buvo tos upės tikrai nemažai, bet kaip tuoj pamatysit, mes išdirbinėjom, daug daugiau įdomių dalykų. Kas vandenį, kas su dilgėlim kovoja. Čia žinai, kaip kam pramogos. Atidirba savo. Matau jau, bam. Yra. O kaip vyksta. O kaip jūsų ofisas? Exceliuką pildo. Panas gnai Exceliuką pildo. O kolektyvas, kaip matot, pasitaikė šelmiškas, tai mes pusę žygio prašokom, kaip čia ir matas. Pas Gintarė, kaip tau šiandien? Nustebai atvarius tokį žygį? Šlapiai, biški žygis apibūdinimas šlapiai. Ir važiuojam. Baigę pramogas, vandenį kėlėmės į sodybą, kur vakarojom, gerai leidom laiką ir žaidėm. Čia kai gauna pelkių žygį, pramušant visko. Viskas. Galiausiai atėjo laikas atsisveikinti ir apsikabinus, supratus eilinį kartą, kiek reiškia komanda ir kai tai yra aukščiau tavęs vieno ir bendrystė atneša gražių dalykų. Tai viskas. Ate, iki kito.